Vėl rytas, visai toks ne per karštas, visai malonus. Sonata išvarė masažą. Tarp kitko, masažistė Daryša. Tai va, turim bendrą vardą praktiškai. Tai vienas kitą ir šokiam Daryša. Paskui aš eisiu. Tokie kojų masažas sakiau ir neatsimenu pavadinimą, bet toks, kur guli ir tau ten laša kažkoks riebalas. Laša, kažkokie aliejai. Nežinau, ten sėt nuramina, būsiu ramus kaip belgas. Matysim, kaip čia bus. Žodžiu, kai rezervavau šitą numerį, tai tikėjausi šiek tiek geresnio. Ten yra šone arčiau medžio toksai balkonas. Čia tai va plika. Vaizdas gal geriau matosi, bet beždžionės neteina iki čia. Tai va iš toli taip su pavydu žiūrim, kaip kitų balkonas atvaro tas beždžionės, jį ten pamaitina. Šitą tikėjomės, dėja ne tik pasižiūrėti galim iš toli. Bet vakare ten jo, sakau, davėsi beždžionės, gal 10 jų atvarė, šalia mangos medis yra, tai ant jo ten užsilipusios mangos graužia. Žodžiu, džiunglės tai faina, šią aplinką paaugę viskas. Ten va, matot, viskas žalia. Ta pusė dar biškį parodo, čia stakelis. Tai čia mūsų įėjimas. Ir va ten tokios žalumos yra. O beždžionės tai būna anom gale, va ten ant tų medžių labiau šakinėje. Gerai, laukiu masažą. Išsiprausiau jau. Gal mūsų gera pabaiga. Laiminga. Ne, nenorėčiau tokia biškį bedantė. Mūsų ta masažuotoja nevilioja. Kokie yra mūsų komentarai po masažo? Man tai, žinok, viso kūno tikrai patiko. Jeigu eit va tau vienam, tai viso kūno. Tikrai patiko. Veido tai, nėra ko lyginti su Lietuva, kur aš einu į tuos masažus, tai čia, žinai, toli iki. Aš tai tokį buvau pasiėmęs, kur laša aliejus šiltas į kaktą. Galvoju, palašės, paskui išmasažuos galvą. Lašė, vėl užpila iš naujo, biškį pavedžiojęs to lašintuvę. Sako, baigė, viskas. Nesupratau, masažo to. Gal kažkas ir atsipalaidavo, nežinau. Kojo masažas biškį geresnis buvo, pėdų tiksliau aš norėjau, tai porą ciklų prasuko ten tam tikrą techniką, bet lyginant su Tailando, tai buvo žymiai geresnis Tailande. O tiesiog Zanzibarė kaip buvo? Bet už 4 masažus apie nepilnų 60 eurų, tai po 15 už masažą pusvalandinį, tai ne pats pigiausias, bet ne. Lyginant su Lietuva, tai čia yra labai pigu. Gerai, žodžiu, mes dabar dar turim vaisius paragauti. Kažkoks gretininis obuolys. Pasižiūrėkite, kokį mes čia turim, sakė valgyti šiandien. Vakar pirkom, jau toks minkštas, gal čia jau supuvęs. Jau čia supuvęs. Blemba, kvapas tai įdomus kažkoks. Gerai. Bandom, pažiūrėsim. Bandom, kas čia gausis. Taip, aš kas bando. Aboja. Matai, teik sveikintis. Tai man sako, ta masažistė. You 45, but now look... Jums 55, bet neatrodo tiek. Ne, jums 5, bet po masažo atrodo kaip 35. Sakau, man 61. O jai kiek nesakė? Nesakė. Turbūt panašiai, gal mažiau. Jau nežinau, kas čia viduje. Peilį čia tokį mes gavom, pasiskolinom vakar iš baro. Valgysim gal tą. Ką žinai? Kvapas yra? Va, paragavom šitą. Čia kaip lašiniai. Įdomus skonio. Skanu. Neturim šaukšto. Valgysim su peiliu. Tai nėra Toks saldžiarūgštis kažkoks. Nieko, ne. Įdomu, va šitą kur kietesnė pusė. Klausyk, visas skaniausiai išvarė. Kitai pusė dalė.
Nu va toks. Žinok, Kažkokius labai skanus. sėklų yra. Nu, skanu. Jo, nu, skanu tai skanu. Gerai. Nu dabar eilė mangui. Galėsim sulyginti skonius su tuo gritininiu obuoliu. Va, kokia mėsa. Mango steikas. Middle iškeptas. Neturim normalių, nei lėkščių, nieko čia neturim. Peilį nusivogėm iš valgyklos. Tai kas skaniau? Gritininis, obuolys ar mangas? Ir tas skanu, negaliu pasakyti, kas skaniau. Mangą valgyti maloniau kažkaip tai galbūt struktūriškai, Bet anas... o anas toksai daugiau saldžiarūgštis skonis. Šitas Jo, jau ten mangas jau saldus labai toksai, bet aišku irgi labai skanu. Mangai tai čia turbūt top 1 yra Šri Lankoje pagal skonį. Nu, paskui bandysim dar kažką paragauti. O, kažkaip durianą noris tą suvalgyti, bet čia tokie nelabai dideli. Bandysim jau įdėti į galę. Gali dabar O kada? Ar maudytis pirmą? maudytis. Gerai, grįžti. pirmą maudytis, o paskui galę. Draugelis Sonata susirado. Mano suknelės. Kuku. Ką tu čia šūdumali? Mano draugelis. Hi, boss. Šiandien sulipdė kažkokią gulbę. Sutvarkė kambariuką. Švaru, gražu, šiukšlės, svarbiausia, kad išnešė jos smirdėja. Smirdėja jau po visų mūsų vaisių valgymo, prirūgė, ten buvo skruzdėlės jau pradėjo pulti. Dar turim vieną nasą suvalgyti. Ne, galiu rankšluostį paimti. Jeigu aš dabar atsukčiau kamerą į kitą pusę, tai pamatytumėt pliką Sonatą. Ai, suku! Gerai, nepriduosim. Keliai yra crazy busas. Jie čia lekia. Turi visų užleis kelią. Per vidurį, kaip norim, tik pisti. Ir ant greičio duoda visada. Čia kartais ir nestoja. Reikia iššokti. Žiūrim, sustos ar ne? Nelabai čia, nu, pristoja. Autobusų stotis galės, tiksliau, kokių autobusų čia pamišusi autobusų stotis, ten kur važiavam. Nenutrenkė vieno žmogaus, tam lindo per vidurį, pypsina visiems, bet čia visi taip daro.
Tai va, atvažiavom į Galės fortą. Pastatyta turbūt portugalų parekonstruota olandų. Gal dar britai kažką pridėjo, bet gal britai ir ne. Britai Gatava tie. Nu va, einam ten, įėjimas yra į miestą. Bus toks europietiškas daugiau miestelis. Peršikus visą važiavo. Rėkė, ble, kuris lekia tave. Aš dar pasakiau, kad reiks iššokti, nesustos autobusas, tai išsisigando. Jie nelaukia, kol žmonės iškėlė. Nu jo, reikia praktiškai nesustojęs, ten vis tiek rieda, reikia iššokti. Nu gal turistam biškai mato, kad čia plėtai parstabdo daugiau. Gervės stovi. Čia kriketo stadionas. Čia jų nacionalinis sportas. Perėjai praėjimas, ar kažkas sustoja? Nu, pasisekė, mums nieks nevažiavo. Tai kažkas čia būtų sustoję. Aš tai pagausiu. Hop, 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 hop. Hello. Where are you from? Which country? Lithuania. Lithuania. Nice meet you, sir. This one, the Golf Fort, all entrance. I tell you, Dutch. This is the all entrance Dutch. Okay? Yes. Main new entrance other side. There. This is the first coming Portuguese people, Dutch people, English people. This is the old. I know, coming. I This is know. old coming. I won't all know. Yeah. You like? You can. I will show that some round the places. Store. Nu, eik kažkaip tai dabar. Eik, žmonės važiuoja. Mes irgi esame visada pas juos čia. Čia Olandų rajonas, kaip suprantu. Matai? Olandų rajonas. Nu, vaikštam po Olandų rajoną. Kažkaip ramu tylu. Mes jau norim valgyti, mes nevalgiam pietų. Tai kažką rasim. Mums dar čierkos reikia nusipirkti prie savo kolekcijos. Aš galvoju, bežionė viršui. Bet taip drąsiai užlipęs, be jokių apsaugų. Čia yra parduotuvė visokių reikalų, bet čia yra ir siuvykla turbūt kažkokia tai. O čia žmonės, ar čia kažką čia daro. Oi, čia tamsu čia. Nu, akurat. Kalvystės darbai kažkokie. Nu ką, ponia, išsirinkote? Visai tokia gal nieko. Ten visokių. Nu gal ir nieko, gal ir nieko. Nu gerai, dar. Aš ištiesiu skarelę savo. Ir teko jai apsisukti atgal. Dabar turės aplink apėti.
Nu, gražus tas bokštelis, 1932 man atrodo statybos. Bažnyčia mano amžinatilsį močiutės, 1904 statybos, bet čia kažkokia ne bažnyčia, žiūriu, kad čia musulmonų mėnuliukai matosi. Pareina mano šlubė. Klibinkšt, klibinkšt. Klibinkšt, klibinkšt. Ten yra užlipimas toliau. Kam išeiginės, kam atostogas, kam darbas. Važiuoja su tačka. Va, tai vaikai žaidžia čia. You can wait 10 minutes. Oh, You can wait 10 minutes. okay, okay, no problem. Okay. Thank you, sir. Biškis apie kuras.
Įsipilsim kuro biškį. Problematiška pas juos su kuru. Kokią skrusdėlę pamačiau. Didelę. Šiandien išbandysim kitą maitinimo įstaigą. Nutarėm užeiti į tokį Moments restoraną. Nes vakar tokia ta žuvis nebuvo baisiai skani. Nors ir graži, bet būna geresnių dalykų. Tai pabandysim kažkur tai kitur. Toliai eiti neketinam, nes naktį turim keltis. 3:30 mus turi paimti nuo viešbučio į ekskursiją, safari. Pamatysim kažkokių gyvūnų šiek tiek laukiniai gamtoj. Apie 8 valandas ta mūsų ekskursija truks. Vakare kažkur dar pasivaikščiosim, nežinau, ką nuveiksim dar kažką. O čia valgėm vakar, tai taip. Kaip ir skanu, čia žuvį išsirinkom iš to prekystalio. Buvo kaip ir skanu, bet nepasakiškai. Esam valgę ir skanesnėse vietose. Ne vietose skanesnėse, bet kitose vietose skaniau. Bandysim šiandien čia pavalgyti, taip gan atrodo visai jauku, gal kažkur skanu. Tokia aplinka, medžiai auga, fontanai tenai trykšta. Nieko tokia.